Alfred, cabra Yodi. Berghofo paveikslas atsidengia merkinėje. Atsidengia. Berghofo paveikslas atsidengia merkinėje. Sveiki, jūs paskambinote? Varpais. Berghofo paveikslas atsidengia merkinėje. Labadiena merkinė, labadiena pasaulį. Jūs sveikina debiutinė premjerinė laida MC Merkinė. Iš studijos Alytuje FM99 šiandieną į jūs kalbame aš, menininkas Algimantas Rokas Černiauskas ir istorijos mokslų daktaras, archeologas Žygimantas Buržinskas. Sveiki visi, sveika Lietuva. Iš tikrųjų kalba Alytus merkinės balsu, ko gero pirmą kartą radio eteryje. Iš tikrųjų nedažnas atvejis, kad mažas miestelis turėtų savo radio laidą, kad jau radio laidos pavadinime būtų skelbiamas, afišuojamas geografinis centras Merkinė, iš kurios mes čia atvykome šiandieną pakalbėti apie supantį pasaulį, apie bendrus reikalus, interesus, naujienas įvairias aptarti, kultūrinės aktualijas, prisiliesti prie politikos temų, geografijos įdomybių, įvairiausių niuansų aptarsime artimiausių metų šios dienos eteryje. Na ir iš tiesų turime tą merkinės fenomeną ir jį pavystyti, iš tikrųjų panagrinėti galbūt galima įvairiais kampais ir tiesą pasakius, kodėl merkinė, to atsakymą turbūt rasti nėra taip lengva ir būtent laidų ciklas bus turbūt tas mėginimas ieškoti ir savasties ir tapatybės ženklų, kartais turbūt ieškosime ir aktualijų, ir ne tik merkinės jurisdikoje, kuri nesibaigtų ties merkinės miesto riboženkliais, bet ir tikrai pati miestelių tema turbūt irgi mums yra aktuali ir Pietų Lietuva pati kaip regionas, ko gero vis dėlto yra mūsų irgi stebėsenos laukas. Na ir turbūt pačios idėjos, pačios mintis vystyti tą merkinės temą ir turbūt tas būtent identiteto paieškos turbūt mums yra be galo svarbios ir galbūt būsime ir inspiracija ir kitiems ir galbūt užmėgsime ryšį taip šiuo būdu ir iš tikrųjų gal pradžioje galėtumėm panagrinėti vis dėlto Algimantai trumpai, pristatyk, kasgi tu esi menininkas, o kaip tu merkinėje esi ir kaip tu veiki? Aš pats esu iš Merkinės, kaip ir tu. Mums šitas kraštas yra kaip ir tėvonija. Pats iš tikrųjų tai neturiu dzūkiško kraujo. Mano tėvas tai yra aukštaitis, gimęs Sibire, mano mama irgi yra iš Aukštaitijos. Tai aš ir pats esu aukštaitis iš Dzūkijos. Žygimantai, man atrodo, tu žemaitiško kraujo. Algimantai pusiau Sibiro. Galima sakyti. Tai šiek tiek irgi nustato tam tikras politinės pažiūras ir vertybės, ir kūrybinius idealus apibrėžia taip pat, kuriuos mes išryškinsim ir išgryninsim laidos metu irgi. Ir bebūnant merkinėje, aš Vilniuje vysčiau meninę karjerą kokius 15 metų ir paskui stebėdamas viena akimi, kas vyksta merkinėje, aš kažkaip negalėjau atsigrožėti, atsistebėti ir visą laiką jaučiau tokį pavydą, kaip aš norėčiau prisijungti prie to pokyčio vystymosi, prie to pokyčio kūrimo, nes merkinė iš tikrųjų akise keičiasi ir Žygimantas yra vienas iš to pokyčio labai reikšmingų kalvių, netgi viena tokia centrinių figūrų, bene svarbiausias merkinės influenceris šiuolaikinės mūsų merkinės drąsiai būtų galima taip sakyti. Ir
per tos keletą metų ne kartą susijungė ir mūsų darbo įrankiai, rengiant vieną kitą iniciatyvą ar projektėlį. Mūsų suktukai netgi ir medvarčiai, ko gero, kaip kuriuose projektuose. Taip, sugrėžiam varžtus į bendrus objektus ir galiausiai iškilo tarp mūsų ir MC Merkinės vėliava. Šitas pavadinimas, jisai jau subrendo prieš keletą metų kaip tokia veiklos vėliava, kuri nebuvo dar pradžioje aišku, į ką išsivystys. Kai pradėjau dirbti Merkinėje, tai jinai buvo tokia kaip būdas kažkaip anonimiškai galbūt veikti, per daug taip nesifišuojant, bet MC Merkinės vertimas, jau vakar sulaukėme laiško, ką reiškia MC. Tai žinoma yra iš muzikos pasaulio terminų, iš anglų kalbos išvertus MC, tai reiškia Master of Ceremonies, tai ceremonijų meistras, bet vienas mūsų bendras bičiulis, architektas Mantas Maziliauskas, pasiūlė tokį vertimą Meno centras. Nes vienas tikslų, kuriantis Merkinėje, buvo vystyti Merkinę kaip patrauklų meno tokį tašką, meno kultūriniams įvairiems mainams ir sako, tai MC Merkinė. Ir kažkaip prilipo, puoliau iš karto paišyti logotipo ir dažnai kažkaip tas veiklas pristatyti po šią vėliavą ir visai neseniai su Žygimantu kūrendami laužiuką sakom, reikia iš tikrųjų plėtoti, imtis drąsesnių žingsnių, ryžtingesnių ir kelti tą Merkinės vėliavą aukščiau. Ir štai mes čia. Ir norime, aišku, padėkoti Liudui Ramanauskui, radio stoties šeimininkui, už tai, kad mus įsileido į savo studiją ir galime čia šiandien būti. Na, man bus malonu su jumis pabūti visą šį laiką, aš tikiuosi, tai nebus toks momentinis MC Merkinės atsiradimas radio stoties FM 99 eteryje, jo lab, kad jūsų temos, mano nuomonė, yra aktualios visiems, tiek Merkinėje, tiek bet kuriame ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio taškelėje. Tad sėkmės, vyrai. Tikrai džiaugiamės Liudo dėmesio ir palaikymu. Iš tikrųjų, dar turbūt, Algimantai, norėčiau vis dėlto paklausti tavęs, tai vis dėlto tavo veikimo zona Merkinėje nėra tik tai, apie ką mes gal matome ir viešoje erdvėje, ir būtent kažkokiose meninėse akcijose, bet turime Merkinėje ir tokį specifinį tašką kaip kunstpunktas. Tai mes esame kalbėję apie kunstpunkto funkciją ir gal kartais jinai skamba ir ironiškai, bet pats pavadinimas irgi iš karto intriguoja. Kunstpunkt, taip, yra Merkinė tokia vietelė, jinai dar yra vystymesi, brendime, yra planų, kuris veikia kartais kaip menininkų rezidencija, kuomet atvažiuoja kolegos irgi su kūrybiniais įvairiais sumetimais, tai kunstpunktas suteikia jiems dirbtuvės, o taip pat tenai mes archivuojame, renkame įvairius meno rekvizitus, tenai gaminame įvairius meno rekvizitus, nes mūsų apylinkėse vyksta gausybė kultūrinių renginių, festivalių, įvairių meninių akcijų, kuriams reikia dekoracijų, įvairių sprendimų, ir kunstpunktas tenai tarnauja kaip tokia priebėga, rezervatas meniniai kūrybai. Ir tikrai ne vienam sukelia šypseną pavadinimas kunstpunkt ir klausia, kodėlgi kunstpunkt. Na, nežinantiem, kunst išvertus reiškia menas iš vokiečių kalbos, tai Merkinėje mes iš tikrųjų esam net kartais nebe menininkai, o kunstleriai šalia tokio pavadinimo. Ir juokaujame, o gal ir nejuokaujame, iš tikrųjų, kad orientuojamės į Vokietijos meno rinką, nes siekiame pritraukti vokiškus pinigus, kad galėtume... Vietoj reparacijų už 41 metus. Taip, reparacijos padarytai žalai, nes, kaip žinia, Merkinė buvo nusiaubta, be nesulyginta su žeme istorijoje šiaip ir ne kartą. O kas liečia istoriją, tai net negalime turėti geresnio eksperto, patyrusio kaip Žygimantas, kuris... Žygimantai, apie savo veiklą papasakokime Merkinėje. Aš Merkinėje, kaip ir Algimantas, beje, matyčiai yra kažkoks užeivystės fenomenas, kada užeivis, tiesą pasakius, būdamas Merkinėje, virsta
ko gero didžiausia to Merkinės mylėtojų ir ambasadoriam, tai mano tėvai būtent mane atsivežė į Merkinę, kai aš buvau kokių 1,5 metų, bet baigiau ten ir mokyklą nuo 1 iki 12 klasės, aišku, irgi kokį 14 metų viena koja vis tiek buvau Vilniui, šiemet visiems afišuoju, kad viskas baigiu savo buvimą Vilniui ir keliuosi jau galutinai Merkinę, bet iš tikrųjų Merkinės muziejuje jau 10 metų dirbu. Ir aišku, muziejaus ta veikla, tai ir pats tas fokusavimas į tas įvairias Merkinės temas turbūt vienaip ar kitaip leido išplėtoti tam tikrą Merkinės idėją, kuri nesibaigia tik tai tokiamis paprastomis kažkokiamis istorinėmis vietomis kaip Piliakalnis ar bažnyčia, bet iš tikrųjų ta plėtotė pasiekė turbūt įvairias net ir verslo nišas, ir kultūrinės nišas, ir tikrai už Merkinės ribų ta idėja turbūt Merkinės jau tampa atpažįstama, tai pats taip, mano kraujo irgi lygiai taip pat kaip pas tave dzūkiško nėra ir kartais, kai žmonės ateina į muziejų ir sako, tai mes čia galbūt išgirsim jūs kalbant dzūkiškai, tai aš visą laiką sakau, kad dėja Merkiniai dzūkiškai, dzūkų kalba nebuvo pirminis dalykas, kad ir ką galėtų tai nuliūdinti. Vis dėlto mieste visais laikais ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais gyveno bene 6 tautos, tai lietuviai, lenkai, žydai, rusėnai, totoriai, vokiečiai, tai viskas telpa joje Merkinėje, visada tą pabrėžia. Merkinė yra atvira visiems ir tas požiūris, manau, yra tiek tarp lokalaus tokio matymo vietas ir iš vis tokio plačios pasaulėžiūros. Turbūt yra vienas iš tų raktų, kai tų temų mes randam begalę ir ta Merkinė kažkaip pamažu tampa tokiu tam tikru tiek ir meniniu, tiek ir istoriniu centru. Ir iš tikrųjų ir dabar tos įvairios iniciatyvos, tai ne veltui mes esam čia ir kalbame apie tam tikrus klausimus, tai galbūt ir pakalbam, Algimantai, tada kuogi mes šiandien gyvenam, tos temos vis kinta, vis atsiranda naujų aktualijų Merkinėje, bet turbūt reikėtų paminėti mūsų vargonų temą Merkinės. Taip, vargonus aptarsime būtinai, iš tikrųjų turėjome prisistatyti, bet temų yra daugiau, nes laida nėra apie mus, o apie įvairiausius procesus, kurie vyksta Merkinėje ir žmonėms tikrai yra svarbu sužinoti, kaip kuriem procesam vystytis sekasi. Žygimantas užsiminė apie vargonus, mes girdėjome šitos laidos anonse ir introdukcijoje skambant vargonus. Deja, tie vargonai, šitas skambesys tame muzikos kūrinyje dar nėra suremontuotų, atnaujintų mūsų bažnyčios vargonų skambesys. Tas miksas, kurį aš padariau, tai koliažas surinktas iš kitų kūrinių, iš kitų instrumentų, bet tai padvedantis mus prie vargonų klausimo. Galime jį ir pristatyti. Ir iš tikrųjų, turbūt įžengdami bažnyčią ir tas būtent Algimanto, tas intro visas mūsų, tai iš tikrųjų irgi turi ir Berghoфo paveikslo temą. Tai būtent viskas ir sukasi turbūt mūsų ta tema, būtent Merkinės bažnyčios aplinka ir Berghoфo paveikslas, ko gero, vargonų toj temai yra ne šiaip savo. Tai centrinių figūrų šventojo altoriaus ypatingasis paveikslas, kuris yra atidengiamas tik tai retomis išskirtinėmis šventinėmis progomis. Ir taip nutiko su tuo muzikiniu koležu, su tuo miksu, su tuo kūriniu, kad būtent Žygimanto kartą įkeltas video į socialinius tinklus, kuriuose jisai filmuoja to paveikslo atidengimą ir ištaria žodžius "atsidengia Berghoфo paveikslas". Kai aš tai išgirdau, aš negalėjau su nieko padaryti, aš turėjau tiesiog viską mesti, nustumti visus daiktus nuo stalo ir eiti žūtbūt, pratęsti pradėtą mintį techno muzikos ritmu. Ir pradėjo pintis ta visa muzikinė fabula, ta muzikinė istorija. Ir kūrinys yra ilgesnis, ką mes girdėjome, tai yra adaptacija specialiai mūsų radio laidai šios dienos, o Berghoфo paveikslas yra tikras, tai nėra kažkokia fikcija pramoginė, tai yra tikras kūrinys, kurį galima apžiūrėti per šventes Merkinėje. O jeigu tenka laimė pamatyti iš vis paveikslo atidengimą, čia yra toksai mechaninis įdomus momentas, kaip paveikslas pakeičia kitą altoriuje.
Ir turbūt tas Berghofo paveikslas, tai turbūt, kaip pasakyti, tai yra tapybos darbas, iš tikrųjų, kaip ir parodantis tas merkinės tokias, na, iš pirmo žvilgsnio galbūt paslaptis ir tą merkinės pasakojimo, tą didybę, nes pats Johanas Gotardas Berghofas, kuris nutapė tą paveikslą merkinės bažnyčiai, iš tiesų tai yra 17 amžiaus antros pusės kūrinys. Ir ta paveikslo didybė, ta tokia ir ta įvairia ta tapybos forma, kuri būdinga tokiai netgi ir Nyderlandų, tarkim, tapybos pavyzdžiam. Tai turi tikrai tokių savotiškų iš karto diskusijų, kaip jis atsidūrė merkinėje, kurie to konteksto nežino, bet iš tikrųjų merkinės istorijoje būtent tai atspindi, ko gero, ir tokių didžiūnų kaip Mykolo Kazimiero Paco asmenybė, ko gero pritrauktas, na, kaip kūrėjas ir kūrinys merkinės bažnyčiai, to žmogaus, kuris, pavyzdžiui, tapė paveikslus ir Vilniaus katedrai. Tai mes irgi lygiuojamės ir visada, kaip čia, pristatome tą merkinės bažnyčią kaip unikalų objektą ir iš tikrųjų būtent vargonai yra, ko gero, šitoj temoje ir yra tas akcentas, kuris, na, be tų kūrinių, kurie iš tikrųjų yra neįkainomi absoliučiai, vis dėlto vargonai irgi vienas iš tų dalykų, kur mes tą iniciatyvą pradėjom jau gerokai prieš metus iš esmės po truputinai pradėta judinti ir krapštyti ir galbūt, Algimantai, papasakotum, kaipgi mums čia sekasi su šito procesu. Taip, vargonai toks generalinis mūsų miesto instrumentas. Pradėjome šią iniciatyvą keliese, šiandien su mumis eteryje nėra, bet nebejoju, kad klauso smuikininkė Barbora Valiukevičiūtė, kuri yra ne vienos iniciatyvos merkinėje pradininkė. Ir vargonai, taip, kažkaip metėme burtą kartu visi, kad reikia imtis kažkokių tai veiksmų jų restauracijai, nes tie vargonai tokie, kokie jie yra dabar, na, taip galima nepabijoti žodžio, jų būklė yra apverktina. Taip jie skamba, nes turime profesionalų muziką, vargonininką Kęstutį Breidoką, kuris dešimtmečius groja tais vargoniais ir juos pažįsta ir žino, kaip iš jų išgauti tą skambę melodiją, kad įneštų to kažkokio tai sakralaus jausmo bažnyčios metu, mišių metu. Tačiau jie, na, tu negali ištarti žodyje raidės A, balsės kažkokios, jeigu jos ten tiesiog, nėra to klavišo, nėra to mygtuko, tu negali sugroti daugybės kūrinių. Dumplės yra sulipusios. Kažkokie meistrai kažkada restauruodami bandė restauruoti meistrus. Aha, nėra dumplių, tada tenai tie švilpukai viduje negali išgauti tos natos, tai jie tada yra nudildinti kelis centimetrus. Ir čia prieš porą mėnesių buvo atvykę meistrai iš Suvalkijos ir jie mums pravedė ekskursiją po tos vargonus ir sako, žiūrėk, šitie švilpukai visi, jie yra nudildinti, sako, tai kaip mes tau atgal juos priauginsime dabar tą nudildintą medieną. Čia yra reikalingi rimti tam resursai. Tai va, Merkinėje vyksta lėšų rinkimo akcija vargonams restauruoti arba atnaujinti. Iš tikrųjų vyksta įvairūs apmąstymai ir ieškojimai, konsultuojamasi su meistrais, jau turėjome ne vienus meistrus ir gegužės 18 turėsime vėl apžiūrą. Tikimės, jog Merkinėje lankysis aukščiausios klasės vargonų meistras Girėnas Paviljonis ir kartu su juo mes greičiausiai priimsime galutinius sprendimus dėl vargonų likimo. Pamažu po Merkinę jau sklinda informacija ir gandas, kad vargonų restauracija, atnaujinimas kainuos galbūt šiek tiek daugiau, negu mes įsivaizdavome pradžioje. Įsivaizdavome sumą galbūt apsieinančią ten vienoj kitoj 10 000 eurų, iš tikrųjų jinai bus šiek tiek didesnė, paskelbsime tą ilgainiui. Šiaip yra puslapis,
kurį verta patikrinti, verta sekti, ten yra visos reikalingos nuorodos merkinėsvargonai.lt. Prie paramos vargonams gali prisidėti bet kas norintis, tą galima padaryti pervedant pinigų į specialią sąskaitą VŠI tikslas Merkinė. Ten yra kaupiami tie pinigai ir šiuo metu jau yra surinkta iš tikrųjų nemaža suma. Apie 16 000 eurų. Daugiau netgi. Aš kaip administruojantis tą biudžetą, tai jau apie 20 000 eurų turim surinkti. Tai tikrai yra įspūdinga, o šiaip pradžia, buvo netgi kvapą gniaužianti tų lėšų rinkimo, nes gruodį darėme šventinį aukcioną, prekiavome meno kūriniais. Paukojo įvairūs menininkai paveikslų, keramikos, įvairių jautrių, subtilių kūrinių ir buvo aukcionas. Merkinėje pirmas istorijoje aukcionas ir neįtikėtina. Aukciono metu Merkinės bendruomenė ir svečiai, atvyko ir daugiau žmonių, aukcionų gerbėjai arba prijaučiantys vargonų klausimui. Ir vieno aukciono metu mes pardavėme meno kūrinių už 7,5 tūkstančio eurų. Tai Merkinėje, kurioje nėra 1000 gyventojų arba maždaug apie 1000 yra, tai čia yra pribloškiantys skaičiai. Pardavėm 90% lotų vieno renginio metu. Ir planuojame šitą tradiciją tęsti, nes vargonų restauracijos klausimas tai nėra vienų metų reikalas. Nėra, kad įvyko aukcionas ir šast už mėnesio vargonai, tai gali užtrukti vien pačių vargonų atnaujinimo procesas, jisai gali trukti keletą metų, nes tai yra organizmas velnioniškai sudėtingas ir kompleksiškas. Ir turbūt svaja ir tikslas iš tikrųjų toje nuostabioje Merkinės akustikoje bažnyčios, kur ko gero sunkiai berastum pietų Lietuvoje dar tokią išgirsti kokybišką atgyjusi vargonų skambesį, nes įdomus dalykas yra tai, kad Merkiniai vargoninkas jau minimas Vladislovo Vazos laikais, tai yra 17 amžiaus pirmą pusę, tai bažnyčia tiesiog turbūt yra įsigėrusi tos senosios baroko ir muzikos, bet skambesį reikia mums gražinti. Taip, skambesį reikia gražinti, kad galėtų tokią kokybę garso mėgautis tiek Mykolas Kazimieras Pacas, tiek Vladislavas Vaza, jeigu jas taiga prisikeltų ir ateitų patikrinti, kaip yra meno kokybė mūsų turimoje šventovėje. Dar norėčiau porą sakinių, nes turim daug temų, bet dar porą momentų iš tikrųjų džiaugiamės prisidedančiais įvairiomis formomis prie iniciatyvų rinkti lėšas vargonų klausimų ir norime padėkoti vieniems rėmėjams, parėmusiais vargonus, iš tikrųjų įspūdinga 8 000 eurų suma, tai yra UAB Arevita, komanda, kuri projektuoja ir diegia intelektualius pastatų valdymo, inžinerinių tinklų ir parkavimo sistemų sprendimus. Tai išties įkvepintis ir didingas pavyzdys ir akcija yra tęsiama ir www.merkinėsvargonai.lt, ten yra visos reikalingos nuorodos. Ir iš tikrųjų turėsim turbūt progą dar apie vargonus pakalbėti, ko gero ilgai ir daug, ir tikrai turbūt pranešim tas žinias. O aš dar savo ruoštų turbūt paminėčiau apie tai, kad ne šiaip sau minint Vladislavą Vazą ir valdovą būtent Merkinėje, tai gyvenam dar kitą labai stiprią aktualiją, tai būtent Vladislavo Vazos mirties vieta, tai Vazos namo tvarkybos idėja ir iš tikrųjų aš pats nuolatos dabar kalbu visais įmanomais kanalais ir būdais, tenka susitikti ir tiek ir su politikais, tiek ir su bendruomenėm, įvairiai žmonėm, tai iš tikrųjų siekiama būtent irgi sukurti centrą, tam tikrą kultūrinį centrą, kuris iš tikrųjų būtų vėlgi, kaip ir kalbėjome apie Merkinę, kaip apie lokalią vietą. Bet iš kitos pusės, Merkinė, ko gero, turi šansą su Vazos namo idėja tapti ir tam tikrų būtent Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos pasakoju. Tai būtent apimti mažuosius centrus, mažuosius objektus, tai ar būtų dvarų kultūra, ar valdovų vizitai ir kiti dalykai. Ir turbūt viena iš tų idėjų tai yra, pavyzdžiui, organizuoti, aišku,
pakankamai reikšmingas laikinas parodas, tai turim minti parvežti Merkinę ir visas tas dingusias iš Merkinės meno vertybės, raštijos paminklus. Merkinė yra tikrai didžiuojasi, kad yra išlikę magistrato knygos nuo faktiškai 16 amžiaus pabaigos, tokių leidinių rasti, tiesą pasakius, ne leidinių, bet būtent tokių rašto, tokios tos senosios biurokratijos paminklų iš esmės, tai, faktiškai tik vienetai visoje buvusioje Lietuvos didžioji kunigaikštystėje gali pasigirti miestų. Tai išdraskytos vienuolynų bibliotekos, kiti leidiniai, darbai, tai pristatyti juos tokių aukščiausių lygių ir kita mintis, aišku, Vazos name organizuoti tarptautinės konferencijas. Tai Merkinė tikrai su tokia mintim, kad suburtų istorikus, įvairius istorikus, tiek iš Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, netgi ir daugiau, kurie vienaip ar kitaip yra susiję būtent su tais mažaisiais centrais, būtent tais mažaisiais pasauliais, kurie kūrė tos regionus. Tai iš tikrųjų Vazos namo idėja yra tobula, manyčiau, ir vystintina, ir tikimės, kad tai judės į priekį. Žygimantas iš tikrųjų dirba titanišką darbą kovoje dėl Vazos namo. Netgi šiandien mes į FM99 radio studiją važiavom, grebdami Žygimantą dar iš kito interviu, kuriame jisai ir toliau vėl pasakoja visiems iš naujo, vėl ir vėl kiekvieną dieną apie tą Vazos namą, dalyvauja įvairiausiuose susirinkimuose, pristatinėja valdžiai, politikams, įvairiems atstovams apie tai, kodėl tas Vazos namas yra svarbus, nes tai tikrai nėra savaime suprantamų dalykų, apie tam tikrų dalykų vertę ir reikšmę ir kartais tenka kartoti. Tai Žygimantas rimtai grūmėsi ir šviesą tunelio gale mes matome, o kažkada iš vis Vazos namas vos per plauką nebuvo privatizuotas. Tai tai reikalai yra rimti. Laikas bėga mūsų. Sulaukiu. Ir lengvai. Yeah! Dabar lipk, uždėgabi kapačią, paskui matysi. O! Dabar lipk, uždėgabi kapačią. Manau, kad reikia pristatyti kūrinį, kurį ką tik išklausėme, kuris kaip perkūnas iš giedro dangaus nukrito. Panašiu smūgiu jisai nukrito, kaip kadaise truputį daugiau negu prieš metus krito tarybinio kario skulptūra Merkinėje nuo savo pjedestalo, žiebdama kaktą į grindinį. Tai iš to momento gimė šitas kūrinys. Pradžioje girdime audio įrašą iš paties nuėmimo procedūros, girdime Žygimantą plojant, kai ta skulptūra buvo nuiminėjama. Mes daug pastangų, atrodo, įdėjom iš tikrųjų ir ko gero, gal net ir galim drąsiai sakyti, ko gero, gal net ir pirmi Lietuvoje. Čia dar reikėtų turbūt pasižiūrėti, bet tikrai vieni pirmųjų Lietuvoje, kur tas paminklas krito. Šiuolaikinėje, dabartinėje. Jo. Taip. Tai nutiko tas atvejis ir aš paskui irgi negalėjau sulaikyti, galvoju, per gera medžiaga, tas smūgis per stiprus, reikia jam plėtotis. Ir prisidėjo ta tokia tie akcentai, kurie primena tam tikras grumtynės, kovą, medžioklę, galbūt kažkokių tai reptilijų. Gyvenam tokiais komplikuotais laikais, visgi tos skulptūros reiškia ne ką kitą, o priešo triumfą ir,
tenka kažkaip palaikyti kovinę dvasią, tai su tuo gyvename. Taigi, krito ta skulptūra ir praėjus maždaug mėnesiui po skulptūros nuėmimo, praėjus mėnesiui, lygiai prieš metus nuo dabar įvyko incidentas Merkinėje, buvo apipiltas paminklas mūsų partizanų vadui Adolfui Ramanauskui Vanagui. Ir šiąnakt, man atrodo, netgi jaunieji šauliai inicijavo budėjimą savarankiškai prie to paminklo, kad išvengti incidentų, nes, kaip žinome, šiandien yra ir ta minima taip vadinama pergalės diena. Kabutėse pergalės diena. Taip, apie kurią Žygimantas, man atrodo. Aš manau, kad pakalbėti galėčiau šiek tiek apie pergalės dienas, ar nepergalės dienas, ar kapituliacijų dienas. Turbūt vis tiek paliečiant tą temą, jinai vienaip ar kitaip Lietuvoje, tiesą pasakius, pastebėjau socialinę erdvę ir visur kitur jau nebebuvo taip labai liečiama ar rodoma. Aišku, mes galbūt dar šiandien išgirsime kažkokių žinių ar žinučių iš pasirodymų tam tikrų prie tų būtent sovietinių paminklų. Geroji žinia iš tikrųjų po būtent Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo, tai pasirodė iš tikrųjų ir iš policijos, iš tarnybų informacija, kad tai buvo ko gero tiek pirmąjį kartą išniekinęs ir antrąjį kartą išniekinęs, tai yra ko gero to paties asmens darbas. Ir turbūt geroji dalis yra tai, kad tai jokių būdų nesusiję niekaip su vietos bendruomenė. Tai akivaizdžiai atvažiavęs net kitos valstybės pilietis, turbūt tos pilietybės nereikėtų ieškoti kažkur kitur. Ir ko gero tas koordinavimas vyksta, aišku, kaip to ir informacinio karo dalis. Tai, paminklas tai tikrai buvo viena iš minčių, kad sovietinio kario paminklo nuėmimas tikrai kažkoks prasidėjęs ir tam karui Ukrainoje, tiesiog jau žvelgiant į tą miestelio veidą atrodė, tiesiog nenormaliai. Tai, o grįžtant prie būtent šitos pergalės dienos, tai aš turiu tą nuomonę ir ar tai ir švenčiama Europoje gegužės 8 ir gegužės 9 dieną, bet tiesą pasakius, ar tai buvo pergalės diena Europoje, tai ko gero būtų sunku į tai atsakyti, ko gero kai kurioms valstybėms vakarų Europoje tai buvo išsilaisvinimo diena, bet jokių būdų nepergalės, nes vis dėlto pusė Europos liko po tikrai represiniais gniaužtais, kurie tęsiasi dar dešimtmečiais ir iš tikrųjų tą dieną turbūt galbūt tik tai verta paminėti tiek, kad tai buvo diena, kada sustojo karo veiksmai, tie didieji karo veiksmai, bet jokių būdų ne tie tylieji veiksmai ir būtent tas mūsų regionas, ypatingai Rytų Europai, tais bandymais tyliais šūksniais prisišaukti vakarų pagalbą, tiesą pasakius, truko ilgus dešimtmečius. Tai tikrai šią dieną daugiau galim turbūt prisiminti kaip tą dieną, kada tam tikros galbūt jėgos galėjo pasidžiaugti savo armijų įvedimais, bandymais naikinti kultūras, valstybę, žmones. Bet jokių būdų vakarų civilizacija tai nėra jokia pergalės diena, ar tai švęstumėm gegužės 8 ar 9 dieną. Tai mano toks žvilgsnis ir iš tikrųjų tas sovietinio paminklo pašalinimas, aš tiesiog vertinu taip, kai kurie sako, kad tai yra istorija, tai yra dalykai, kuriuos reikia prisiminti, bet aš turiu tą paprastą analogiją. Jeigu jūs kas nors buvo apiplėšęs, ar buvo kažkas, ką nors, nežinau, neduok Dieve, nužudė, kas nors jūsų nužudytas, kas nors jūsų giminiai, tai su ta analogija galima tada pasigaminti to plėšiko ar žudiko paveikslą namuose ir pastovi kalbėti, kad tai yra mano istorijos dalis. Nemanau, kad tai telkia ir nemanau, kad tie objektai yra tie dalykai, kurie mus kažkaip skatintų burtis ir palaikyti, kaip ir Algimantas minėjo, tam tikrą tą valstybės savimonę ir tą kartais net ir kovinę dvasią. Tai turėkime ir galvokime apie tai, kad galvoje, kad okupaciniai simboliai veikia labai stipriai ir propagandiniai plėtotėjai ir Rusija iš tikrųjų veikia dar iki šiol visais būdais, ką parodė Adolfo Ramanausko
paminklo išniekinimas. Tai iš tikrųjų tema daugiau skaudi mums, bet kita vertus įkvepianti ir aš manau, kad mes tikrai šito karo kontekste padarėm didelius išsivalymo darbus. Tęskime mūsų temų sąrašą. Leisime trečiąjį. Leidžiam dabar trečiąjį. Liudas sakė, kad dabar mes turim leisti. Taip, leidžiam reklamą. Kultūros renginių reklama. Dabar girdėsime 2 interviu. Apie ką mes kalbame? Hi, my name is Sergei and Sveiki, mano vardas Sergejus. Tapyboje man svarbiausia yra spalva, nes per skirtingas spalvas aš galiu išreikšti savo jausmus. I can express my feelings, my impressions and my emotions. Despite I didn't receive special education in art, Nepaisant to, jog neturiu profesionalaus meninio išsilavinimo, aš vis tiek bandau išreikšti save per tapybą. My paintings using color. Labiausia mėgstu šviesias spalvas. Oranžinė, raudona, geltona spalvas, nes jos atspindi mano optimistinę natūrą. Because of my optimistic nature. Šviesa, apie ko mes kalbam. Ar viskas, ką mes darome, yra akivaizdi tiesa? Ar elementarus melas? Ar egzistavom, ar egzistuosim, ar dabar egzistuojam? Ar reiktum sureikšminti? Il est plus difficile de changer ce qui se trouve à l'extérieur que ce qui se trouve à l'intérieur. Dar kartas pagalvoju, kokią knygą reik perskaityti, kad žinočiau, kom pasakyti. Ir esate bibliotekininkas iš Žemaitijos, Dzūkijoje. Ne čia Dzūkijoje. Aš gyvenau Dzūkijoje ir esu čia dirbu, kuriu, kaip ir jūs kuriate, savame krašte. Bet čia mano yra, suprantate, tėviškėlė. Tu vas mourir, mais lui sera sauf. Pieš paveikslą. Numegs kojinis. Iškas šolinį. Pastatys užtvanką. Ir plauks prieš srovę su upei vystės valtim. Ir grįž žydą į Merkėnį. Apie ko mes kalbam? Apie ką mes kalbam? Tai kokią mes čia pynę girdėjom garsų? Pynę, taip. Kadangi net be daug laiko liko, tai aš tokia net gal greitą kalbę pradėsiu truputį kalbėti. Tai čia girdėjome tokį dvigubą interviu iš kultūrinio Merkinės gyvenimo. Čia susijungia iš tikrųjų netgi tokia LDK pakraščiai Baltarusijos žemės ir Žemaitija. Tai pirmame interviu girdėjome tapytoją savamokslį Sergej Maknač, menininką, kurio šiuo metu Merkinės kultūros centre vyksta personalinė autorinė tapybos darbų paroda. Pirmąją surengė prieš 2 metus ir nuo tada Lietuvoje surengė 10 personalinių parodų. Ir jis virto Baltarusiu per tos 2 metus. Taip, per tos 2 metus. Kalba, jo tėvynės kalba, kurią jisai sakė, aš nekalbu beveik. Jisai per parodos atidarymą prakalbo baltarusiškai, buvo labai jautri, stipri, gražiai akimirka. Tai rytoj yra paskutinė parodos veikimo diena Merkinės kultūros centre, tai kviečiame aplankyti, bus pats autorius nuo ryto, tai nuo 12 iki 6 valandos kviečiame apsilankyti Merkinės kultūros centre jo parodoje. O antras interviu, kurį girdėjome, tai yra kito menininko Pauliaus Gadeikio interviu, jo toks apmąstymų monologas. Jisai
yra reperis ir bibliotekininkas iš Plungės. Ir kartu Merkinėje po tą pačią MC Merkinės vėliavą mes įrašinėjame albumą. Kunstpunkte įrašinėjame albumą ir projektas vadinasi Meška ragis. Nei Meška, nei Vienaragis. Meška ragis. Toksai jungtinis Žemaitijos... Menininko, bibliotekininko, reperio, merkiniškio, žemaičio kūrinys. Taip. Pradžioje buvo žodis ir jis buvo žemaitiškas pasak Meška ragio projekto. Tai galima rasti SoundCloud'e, YouTube'e, Spotify'e Meška ragis įvedus, paklausyti muzikos, yra apie 12 kūrinių išleista, išties spalvingas turinys. Iš karto pratęsiu mintį, numatomas birželio mėnesį projektas, toksai dirbtuvės Dzūkijos jaunimui skirtos Sengirės slemas, Sengirės repo dirbtuvės. Kviečiame registruotis jaunimą, kuriam būtų įdomu. Anketą galima rasti Facebooko puslapiuose. Merkinės kultūros centro Facebook'e šį rytą buvo publikuota anketa ir MC Merkinė. Facebooko puslapyje taip pat galima rasti tą anketą ir visą reikalingą informaciją. Dirbtuvės vyks nuo birželio 17 iki birželio 22 dienos, o dirbtuves ves mūsų girdėtas Paulius Gadeikis, taip pat gerai žinomas muzikos autorius, Dzūkijos šamanas ir vienas iš mūsų kartos dzūkiško identiteto ir kūrėjų vėliavnešių Rokas Kašėta. Dirbtuvėse būsiu ir aš, dirbtuvės organizuoja koncertai burmistrui mūsų minėti, su ta pačia Barbora Valiukevičiūtė priešakyje, ir mums talkins ir išmintimi apie Sengirės prigimtį dalinsis gamtininkas Mindaugas Lapelė. Tai džiaugiamės šitą grupę ir kviečiame į mūsų dirbtuves pasidomėti, registruotis. Tai trumpai apie tai. Tada toliau tikrinant Stangės upelio gylį. Tikrinant Stangės upelio gylį, Merkio vandenų šiltumą ir šaltumą, iš tikrųjų, Merkinė iš tikrųjų turbūt neapseis ir niekada, be pasakojimų ir būtent turbūt to žodinio kalbinio susitikimo. Tai Europos muziejai naktis būtina diena ir pasižymėkite, gegužės 18 diena. Turbūt nedaugelis esate buvę naktiniai bažnyčioje, o to labiau bažnyčioje, kuri dvelkia dar renesanso ir gotikos dvasia, plus akivaizdžiai mūsų paminėtais baroko paveikslais. Tai jūsų laukia tiek muzika, būtent vargonų muzika, apie kurią mes kalbėjom, ir mano paties toks išilgintas, bet tuo pačiu ir turbūt pakankamai naujas pasakojimas apie Merkinės bažnyčią. Panagrinėsime viską, ką mes ten matome, ir būtent tą darysim tamsoje. Tai pakankamai toks pirmas pas mus bandė įdomus, kitas dalykas Merkinė kaip save įprasmindama, kaip ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos nešėja ir kartais ir tikrai prisimdama atsakomybę, ir kalbant apie platesnius vandenius, tai paminėsime birželio 2 dieną ir nemokama irgi taip pat nemokama vieša ekskursija skirta Mykolui Kazimierui Pacui, tai va būtent Lietuvos etmonui, būtent ir Merkinės seniūnui, Vilniuje Švento Petro Pauliaus bažnyčios statytojam, bet ir labai be galo prisidėjusiam ir prie Merkinės istorijų. Tai jo atminimui bus skirta 400 metų gimimo jubiliejai skirta ekskursija. Tai tikrai laukia įdomus dalykai ir Merkinė iš tikrųjų tik sezonas prasideda, ir apie būtent renginius ir visus tos procesus, kurie Merkinėje nenutrūkstamai vyksta, kalbėsime, manau, ir ateities laidose, ir panagrinėsime įvairius aspektus. Plus aš dar turėčiau paminėti, kad šią vasarą būtent laukia ir koncertai burmistrui, ir aritmija, ir kiti dalykai. Tai, tikrai laukia karšta vasara. Taip, tai apie renginius mes pranešime plačiau, apie kiekvieną iš tų renginių pasitaikius radio laidai vėl, progai, kada vėl susitiksime. Dar greitai galime pasipiktinti švietimo sistema ir vakar paskelbta informacija kartu su reitingais ir apie keistą požiūrį į švietimą ir į gimnazijų egzistenciją, kuomet yra įstatymas apie tai, jog, pavyzdžiui, gimnazija praranda statusą, jeigu 10 klasę baigia mažiau negu 21 moksleivis.
Tuo tarpu tokios miniatiūrinės gimnazijos kaip mūsų Merkinės mokykla, nepaisant mažo mokinių skaičiaus, muša labai aukštus mokslo kokybės standartus ir tiek lietuvių kalbos, tiek matematikos pasirengimo lygmuo. Reitingai 35 vieta iš visos Lietuvos gimnazijų. Taip, tarp tų 100 gimnazijų patenka į pirmus 10. Tai čia yra tikrai fantastiška stipri gimnazija, kurią planuojama sujungti su Valkininkų gimnazija. Tai čia būtent reikėtų eiti tą pasipiktinimo režimą, tai būtent jungimo procesai yra absurdiškas dalykas, vykstantis dėl to, kad pati švietimo įstaiga kaip institutas praranda identitetą. Ir tas identiteto siekis yra vienas esminių dalykų, kaip tik kalbant apie švietimo sistemą ir ypatingai regionus. Ir aš būtent tą ir sakau, jaunas žmogus, jisai lieka tada, kada jisai jaučia ryšį konkrečiai su vieta. Mokykla, kaip ir sakiau, nėra elektros pastotė, degalinė ar dar kažkas, su kuria galima elgtis kaip nori. Pabandytumėm, pavyzdžiui, sujungti Vilniaus universitetą su kokiu nors Klaipėdos universitetu vien tik dėl to, kad, tarsi, dabar mums skaičiukus kažkokius tai atitiks. Patogiau valdyti ir kažkokį vystyti biurokratinį aparatą, kuris veikia patogiau kažkur pagal kažkieno suformuotus modelius. Tai Merkinės gimnazija vis dėlto išlaikydama aukštus reitingus, jinai gali išleisti, kad ir 6 mokinius į metus, bet jeigu jinai atitinka aukštus mokslo standartus, tai kodėl iš vis tą klausimą reikia kelti? Tai mano tikrai čia pastebėjimas ir Algimanto tikrai labai svarbus. Turime dar 2 minutės, taigi kada mūsų kita laida galime aptarti, tai planuojame laidą bent kartą per mėnesį, esame sutarę tokį faktą, kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį tuo pačiu metu kaip šiandien. Tai toks yra anonsas ir galbūt tikimės, kad karts nuo karto pavyks išleisti ir vieną kitą proginę laidą, stebėsime. Mūsų planuose dabar yra birželio 6 diena, irgi būtent po mėnesio faktiškai. Ir turbūt pabaigai galėtumėm padaryti intro į dar vieną mūsų paskutinį kūrinį. Kuris, turi irgi tokį pakankamai militaristinį užtaisą šiai dienai, bet kuo jisai ypatingas iš tikrųjų maršas, kariuomenės maršas, kuris yra tapęs, ko gero, jau ilgus dešimtmečius vienu populiariausių kariuomenės maršų Europoje, nors pats pavadinimas būtent Prūsijos glorija. Tai yra Prūsijos šlovė, yra tiesiogiai asocijuojama su Vokietijos kariuomenė, sukurtas jau 19 amžiaus pabaigoje, atspindintis tam tikrą ir vokišką militarizmą, tačiau naudotas ir britų, ir skandinavų, ir netgi šiandien Bundeswehro kariuomenė reprezentaciniuose renginiuose naudoja tą kūrinį, tai pasidžiaugdami Vokietijos brigados atsiradimu Lietuvoje. Tikrai metal fabrikais. Jo, ir ginkluotės fabrikais tikrai siunčiame vokiečius linkėjimus su Prūsijos glorijos idėja, Prūsijos šlovės idėja ir šio maršo ritmais mes šiandieną atsisveikinsime. Dėkojame Jums už Jūsų dėmesį. Tai čia buvo laidoje Algimantas Černiauskas, Žygimantas Buržinskas ir Liudas Ramanauskas kartu su mumis. Ačiū FM 99. MC.
Merkinė.